and value as your cat. 18 minutes past. Thank you. Sveiki, mano vardas Aurelija, man labai malonu, kad užsukote į mano kanalą. Šiame kanale dalinuosi įvairiais savo kelionių video ir savo gražuolę E36 BMW kabrioletu. Tai kaip jau iš pavadinimo supratote, tai šį kartą keliaujame Londone. Turim du dalykus, ką turime Londone aplankyti. Pirmas dalykas yra UFC. Šiaip UFC labai retai vyksta Europoje, man atrodo, tik tai Prancūzijoje ir Anglijoje. Gal ir meluoju, jeigu ką, tai mane pataisykit. Ir visi kiti UFC iš esmės vyksta ten, nežinau, Las Vegase, Saudo Arabijoje, Dubajuje. You name it, bet mano vyras yra didelis fanas, tai mes negalėjom neapsilankyti. Ir kitas dalykas, tai man vyras ant kalėdų padovanojo pakvietimus į Warner Bros. Studios, kur visas Harris Potteris ir buvo nufilmuotas. Turim mažai laiko, turim tik 3 pilnas dienas, tai reikėjo labai koncentruotai pažiūrėti į šitą visą išvyką ir pasirinkti labai atitinkamas aktyvacijas. Tai sostinėms skiriam dažniausiai ne daugiau nei 4-5 dienas, tai manom, kad tikrai pagrindinius highlightus spėsime apžiūrėti. O iš įžymybių tai Big Benas, Kensingtono rūmai, galbūt kažkiek parkų ir žinoma Britų istorijos muziejus dėl mymsų grynai, nes man, jeigu taip nuoširdžiai, tai man įdomu, kiek ten iš tikrųjų Britų yra eksponatų ir kiek ten pasiskolinta iš buvusių imperijos kolonijų. Anyway, ir natūralios istorijos muziejus, kur tikrai, manau, bus labai įdomu. Bet ir Lutone iš tikrųjų nusprendėm pernakvoti pirmą naktį, nes nusileidom ganėtinai vėlai, apie 9 valandą vakaro. Tai spėjom ir į porą pubų nueiti, apsižiūrėti. Ir manau, kad gerai, kad nevykome iškart į Londoną, nes Londone ir nakvynė kur kas brangesnė. Viešbutis, jisai gal ganėtinai paprastas, bet tikrai mes nesitikėjom ir kažko tai tokio wow, nes čia Lutonas mūsų grynai tarpinė stotelė. Kitą dieną keliaujame tiesiai į Londoną, pasimsim traukinuką. Ir pažiūrėsim, kaip tas iš tikrųjų Londonas atrodo ir aš esu labai excited. Mūsų nuostabusis viešbutis. Labai paprasti pusrytukai viešbutį, bet jau nuo vakar labai valgyti norėjau. Tai dėl to šiandien labai lengva keltis buvo. Ir taip atrodo pusrytukai, English breakfast. Nu ir dar deserčiuką pasiėmu. Gerai, išlipome St. Pancras International. Ir šiandien keliaujame į British Museum. Už bilietą iš Lutono į šitą stotelę sumokėjom apie 14, man atrodo, svarų ir 40 minučių ir mes čia. Rytis sakė, kad čia taigi tie kebai senoviniai anksčiau būdavo mažyliukai, o dabar va visi elektromobiliai. Norėjau sakyti, pasidžiaugti, oh my god, koks Londonas švarus yra. Aš literaliai išsitraukiau pasakyti, kol kas pirmas įspūdis Londono, kad tikrai ganėtinai švari sostinė. Londono centras, tai sąlyginai labai švarus. Iš mano pusės humble flex, bet truputėlį primena kai kurios vietos Bostoną. No wonder, nes Bostonas yra skaitosi ten naujoji Anglija. Legit galiu prisiekti, kad esu Bostone būnus tokiam pačiam parke. Čia yra vabzdžių viešbutis. Aišku, dabar jisai turbūt yra tuščias, bet jis padarytas tam, kad galėtų visokie vabzdžiai gyventi, nes vabzdžiai yra kai kurių paukščių, kurie šiame parke gyvena maistas.
jie tokie dydžiai ir buvo. Mažiukai kokie. O tai kas Egipte liko? Katės irgi būdavo mumifikuojamos. Aš irgi mumifikuosiu savo katę. Tokį tai namie turim. Rytis iš Egipto yra parsivežęs. Arabų galerijai tai radom čia visokiausių instrumentų. Ir kas mane labiausiai, gal taip man labiausiai akį patraukė, tai šitas instrumentas, jis atrodo kaip mūsų lietuviškos kanklės. Aišku, būtinai reikia katytę man nufilmuoti. Labai gera katytė. Nu ir pati didžiausia mano galva pažiba British Museum. Tai yra rozetės akmuo, prie kurio absoliučiai neįmanoma prieiti. O va tiek va žmonių, va tiek va. Mane labiausiai išvargino tas rozetės akmuo, man atrodo. Belė kiek žmonių čia. Belė kiek. Ant kiek tu turi būti fanas rozetės akmens? Gal kojinių? Gal marškinėlių? Dar ten prieš tai kreditinių kortelių dėklą mačiau. Gal pakabukų su rozetės akmeniu? O gal šlipso? Arba sasagėlių? Auskariukų gal? O gal snauglaubo su rozetės akmeniu? Čia atvirukas. Vežam namo. O Jėzus. Šiaip muziejus visai patiko, labai didelis ir klaidus. Pritrepsėjom normaliai tų žingsnių, bet tas trepsėjimas gavosi dėl to, kad reikėjo perėti iš vienos ekspozicijos į kitą, tada norėjom truputėlį paspeedruninti, tai norėjom tuos highlightus pamatyti. Tai tiek man, tiek Ryčiui labai patinka Egiptas. Britai daug prisivežė egiptietiškų įvairiausių mumijų, sarkofagų, meno kūrinių ir panašiai. Tai šitas ir labai patiko, tada ėjom į rozetės akmenį pažiūrėti iš arti. Labiausiai gal ir patiko ta egiptiečių visa ekspozicija. Ryčiui labiausiai patiko, sakė, laikrodžių istorijos dalis, bet labai tikrai didelis muziejus ir aš kaip istorijos fanė, tai tikrai norėčiau ten pasilikti ilgesniam laikui, bet reikia ir fizinio pasiruošimo, nes po 2 valandų ant kojų tai jau jautėsi, kad taip sudėtingiau. Bet apskritai tai ten vaikštant po visas tas ekspozicijas, ypatingai egiptiečių, tai buvo toksai jausmas, kad, come on, nieks ten iš geros valios Britam neatidavė tų visų eksponatų, o Britai juos atsigabeno patys savo rankelėm čia į tą muziejų. Iš kitos pusės tai visi eksponatai labai išsaugoti, ištyrinėti. Niekas ten jų nepardavė kokią nors juodąją rinką, kur jeigu tie eksponatai turbūt būtų likę tam pačiame Egipte, tai tikrai būtų išparceliuoti greitai. O šiaip tai labai daug žmonių tam muziejui buvo siaubingai daug ir labai išvargino. Tai jeigu dar norėjosi kai kur ten gal ilgiau pabūti, pasėdėti, tai buvo beveik neįmanoma tą padaryti. Ėjo žmonės, labai daug žmonių, bet mes tie patys irgi turistai. Tai galbūt reikėjo kokį pirmadienį pasilikti, bet šita diena yra tokia, kokia yra. Apskritai tai patiko, rekomenduoju. Jeigu trumpa kelionė į Londoną, tai gal reikėtų išsirinkti kažkokias tai savo vietas, kas jums įdomu, ką norėtumėte aplankyti ir labai tikslingai jas ir apžiūrėti. Sveiki atvykę į Londono Chinatowną. Einam ieškoti, kur pavalgyti, o rekomendaciją turiu į Misato. Čia visur tiek tų žibintų, kaip gražu. Žmonių tai labai daug. Maikę gali nusipirkti.
Aš nežinau, kaip čia paimti, už kurio galo. Labai japoniška. Sakau, lyg tai Japonijai būčiau bus. O rytis va tokį šedevrą gavo. Čikenas, kiaušiniai, ryžiai. Nu gerai, skanaus mums. Ir šitą džiaugsmą sumokėjom 31 svarą be gėrimų. Tai aš jau nebegaliu daugiau. Man atrodo, griaudėjo ką tik. Na, einam. Ir kelis kartus, ja, viskas. Varom į apartamentukus ir ruošimės jau keliauti. Tiksliau, truputį atsipūsim. Ne, dėkui. Truputį atsipūsim ir keliausim jau į O2 areną stebėti UFC. Wow. Žiūrėk, miegamajam virtuvė. Kaip patogu ir tūlikas čia. Nice. Mano svajonių namai. Greitai apžiūrim, kaip čia viskas atrodo. Dušas naujas. Aurelija, ne tokia nauja. Tai atsipūtėm lygiai 10 minučių ir dabar jau vėl bėgam atgal į metro stotį. Ir važiuosim į O2 areną žiūrėti UFC. Negalima pasirodo jokių net didesnių tašių arba kuprinių. Tai pasisekė, nes mes nieko neturi, turiu tik į telefoną ir piniginę. Žiauriai greitai security praėjo, visi viską žino, ką daryti. Yra 5 valandos, duris atsidarė 4. Mes kadangi sėdėsim palubėj, tai ir kylam į palubę. Ir rytis sako, tikimės, ar iš viską nors matysim. Niekas niekada neklausė, tai kur sėdėjai, klausė, ar buvai. Gerai, reikės prisartinti gerokai. Bet turiu pasakyti, kad sėdint taip aukštai, tai biškis sukas galvelė. Opa! Apie vietų kainas, tai va ten va, kur lygiai su žeme. O čia va, kur sėdi žmonės, tai 5000 svaro. Tada truputėlį aukščiau, va čia va 3000 svarų, tada drastiškai pinga ten 1000 svarų. Ir tada tie balkoniukai, man rodos, po 400 svarų. Aukščiau truputėlį 300 svarų. Ir ten jau įperkamos sumos. Čia galėčiau būti aš, bet esu sena, maža ir nelabai graži. O2 kainos tai kažkas nesąmoningas. Už alų beveik 10 svarų. Tiesiog paprastą draftinį Budweiserį. Burgeris, toksai ganėtinai paprastas, 20 svarų. Vandens refilas nemokamai, nes taip tai 4 svarai vandens buteliukas. Tai teleportas užtruko kokias 11 valandų turbūt, nes vakar, kai jau grįžom iš
O 2 arenos tai jau nieko nesinorėjo daryti, norėjosi kuo greičiau į dušą ir miegoti. Tai gal truputėlį pasidalinsiu įspūdžiais apie tai, apie patį renginį, nes ten vidai nelabai turbūt buvo įmanoma. Tai žodžiu, pats overall renginys tai buvo įdomus visai. Tokia nuomonė mano, kad vieną kartą apsilankyti, Rytis irgi tą patį sakė, bet daugiau turbūt nevažiuotume. Pirmiausia dėl to, kad labai matėsi, kad yra daromas žiūrovai namuose. Kameros, aišku, viskas ten tvarkoja, bet buvo labai mažai veiksmo žiūrovams arenoje. Tai gal aš truputėlį UTMA išlepinta esu ten su tais visais atidarimais, pačius kovotojus, kurie truputėlį dramos įneš. Aišku, suprantama, kad UFC daug profesionalesnis yra čempionatas, bet vis tiek tokio gal pritrūko kaip žiūrovai. Pačios kovos, tai labiausiai patiko turbūt panelių kovos ir dar viena buvo tarp Islando ir amerikiečio, man atrodo, kurie ten klinčino ir vartaliojasi. Tai šiaip kovos irgi buvo visai, bet labiausiai eventful tai buvo apie tai, kas vyko aplinkui mus. Tai virš mūsų sėdėjo airių fanai, žemiau truputėlį lenkai ir jie ten tuos prelimus rėkavo, nes ir airių kovotojas buvo vienas, ir lenkų, jie ten spiegė, rėkė, žodžiu, labai daug triukšmo kėlė. Ir tada šalia mūsų atsisėdo tokie ladukai iš Bristolio, kaip jie patys sakė. Tai jeigu tie lenkai prieki ir airiai už mūsų po to pavargo, tai tie ladzukai mūsų, jiem gal nežinau, koks 20 metų, tai jie nepavargo. Ir jų triukšmo lygis vis didėjo su išgerto alaus kiekiu. Tai kaip ir minėjau, alus ten kainavo 10 svarų, tai jie gal kokius per abudu gal 12 išgėrė. Ir šalia mane sėdėjo bičiukas, kur, jis jau ten į galą visiškai buvo trūkęs. Tai jis tuo alum aplėjo mano striukę, po to aplėjo tuos lenkus. Tas vienas lenkas, tai aš jau galvojau duos į galvą, nes draugas jo nusėmė maikę, tą maikę permirkus. Ir tas lenkas rodo tam ladukui, tipo, touch it, you smell it all over me. Žodžiu, tai po to aš irgi jau net negalėjau paskutinę main cardo kovos žiūrėti, nes tiesiog mačiau, kaip tas ladzukas atsistojęs visiškai girtas su tuo savo alum, tai aš į tą alų žiūrėjau, kad tik jisai neužpiltų ant manęs. Žodžiu, po to aš jam ten sakiau, seni, būk ramiai, atsiprašinėk, I'm so sorry. Tada draugelis irgi jo atsiprašė, kad tipo sorry for your ruining your evening. Jau matėsi, kad tas šalia manęs, kur sėdėtų visiškai be fazių. Ir jisai ten, draugelis po to jį per main cardą ir išsivedė. Tai paskutinius ten 2, man atrodo, 3 raundus, tai jau buvo galima normaliai pažiūrėti tą main cardą. Tada, aišku, sekė kelionė namo, tai gal truputį komplikuota. Renginys, įsivaizduokit, baigėsi po 11:20, mes namie atsiradom 1:30, 2 valandas su metro ir su visais laukimais, nes kadangi daug žmonių vienu metu bando patekti į metro, tai neleidžia apsauga to padaryti, tai reikėjo laukti. Tai tiek, ir jau kai parsiradom namo, tai aš ten valgyt norėjau ir jau nuliūdus, pavargus buvau, viskas man ten negerai. Bet šiandien yra nauja diena. Ir šiandien keliaujame į Warner Bros. Studio, yra į Harry Potterio turą ir bandom šiandien organizuotis laiką taip, kad po visos dienos dar spėtume atsipūsti prieš tą Harry Potterį, bent kokią valandą pasnaust, pačilint, kad vis tiek tokį biškį atsirefreshinę nuvažiuotų. Ir Rytis gamina mum pusrytukus, savo legendinius taustus. Šiandien pas mus tokia grinai gaunasi sightseeing diena. Pasižiūrėsim Londono didžiausias įžymybės. Atėjom prie Buckingham Palace ir čia belė kiek žmonių yra. I have no clue, kas čia vyksta šiandien. Karaliau. Kas čia ką tik įvyko.
nieko neaiškina. Nu tai aišku, kad mums reikia nueiti, nusifotografuoti prie sakurų. Ne, prie tų sakurų. Mes sugalvojom po Buckingham Palace eiti link Big Beno. Spėkit, kiek dar žmonių tokią pat idėją turėjo. Raudonieji taksofonai Londono tikrai ikoninis simbolis, bet jie dabar yra daugiau tapę tokie turbūt kaip tiesiog nusifotografavimo objektų. Tai va čia va eilutė ir dar ten eilutė prie kito ir dar ten eilutė. Aš ir norėčiau nusifotografuoti, bet nelauksiu eilutės. Na ir aišku, ikoniškasis Big Benas. Šiaip tai aš kažkaip galvojau, kad jisai mažesnis bus. Rytis sako, kad jis galvoja, kad didesnis bus. Tai nežinau, kokio iš čia. Kaip man pasakyti, kokio iš čia aukščio. Nu, didelis, aukštas. Belė kiek žmonių. Belė kiek ir jau pavargau nuo žmonių. Išlipam London Bridge, kad pažiūrėtume. Tai aš galvoju, kad London Bridge yra šitas iš tikrųjų. Man Tower Bridge reikėjo, tai reikės, nežinau, grįžti atgal turbūt į metro ir dar pavažiuoti vieną stotelę, nes taupam kojas. Ir čia yra Tower of London. Tai maža dalis tik tai matosi, gal pabandysim apeiti. Čia buvo kalinami įvairūs priešai. Jie buvo kankinami, žudomi, tai labai daug arbatos, geros londonietiškos arbatos slypi už to Towerio sienų. Nu ir artėjom prie šito tilto. Turbūt neužsibūsim, pasidarysim keletą nuotraukų. Ir ten dar esu mačius nuotraukose, tai šita dalis atsiveria ir tada gali perplaukti laivukai. Bet nelauks. Kokie? Va kaip tas. Su pabūklais. Karo laivas Temzės upėj. Tai realiai turbūt tas jau pačias žymiausias įžymybės Londono apžiūrėjom. Labai daug visur žmonių, aišku, turistinėse vietose, bet kaip ir sakiau, mes irgi patys turistai, tai negalim labai skūstis, bet manau, kad klaidelė yra gal savaitgalį važiuoti. Na ir aišku, prieš keliauti į Hario Poterio studiją, tai būtinai reikia apsilankyti King's Crosso stotyje ir eisim ieškoti platformos su 3 ketvirčiais. Tai žodžiu, nusprendžiau, kad nesifotografuosiu prie platformos. Belė kokia eilė čia, tai gal šiandien užteks tiesiog Hario Poterio studijos. Čia va ateini, fotografuojasi, smagu. Na ir aišku, čia yra ir Hario Poterio suvenyrų parduotuvė iš karto. Viskas yra patogu, monetizuota. Labai daug kas rekomendavo apsilankyti šitoj daly miesto, tai turbūt praseisim kažkur, pasižiūrėsim, kur galima būtų prisėsti, pavalgyti ir tada jau keliausim biškelį atsipūsti iki Warner Bros. Čia irgi žmonių pilna tokia kakofonija, bet taip viskas atrodo įdomu ir gražu. Atėjom fish and chipsų, tai mus tiesiog eiliai pasodino čia va, ant tokių kėdučių. Lietė lauke laukti ir dar tokią lievą vietą davė. O, čia prie dėžučių, bet gal labai skanu už tam. Labai keista vieta šita. Liepia visiems atėjusiems žmonėm palaukti lauke, nors viduje vietos pilna. Ir tie padavėjai tiesiog sėdi, stovi ir žiūri ir dairosi. Tada jie visi 3 čia taip padavėjai laisvi palaukia, truputį kokias 3 minutės ir tik tada pakviečia į vidų užeiti. Tai labai keistas kažkoks
sprendimas. Nu, bet tikiuosi, kad tai bus geriausia fish and chips mano gyvenime. O, baby, kaip gerai atrodo. Čia kažkokia kita žuvis. Kaip vadinasi? Kedla. Nu, reikės pasigūglinti, turbūt paragauti, labai gerai atrodo. Taip greitai lėkštę nunešė, kad nespėjau net nufilmuoti. Bet labai geras fish and chips buvo, tikrai vienas geresnių, kuriuos valgiau. Tai aš, man atrodo, be klausimų 10 iš 10 duodu. Kiek Rytis duoda? 9 iš 10. Ko pritrūko iki 10? Čipsų. Geresnių čipsų. Atskanu buvo. Ir sumokėjom 58 svarai, bet tipsai included jau. Na, planas grįžti, pailsėti 1 valandą ir tada vėl važiuoti. Buvo geras, dėja, jis mums nepavyko. Ką dabar darysim, turim iš esmės gal 20-30 minučių. Tai greitasis refreshas ir jau nerodysiu, kaip važiuosime ten ir pasilabinsiu iš Warner Bros. Studijos. Tai pildau visiškai savo turbūt didžiausią vaikystės svajonę. O kelionė tai buvo wow. Kadangi pavėlavom į vieną traukinį, kuris iš esmės iki pat Warner Bros. Studijos nuveža, tai keliavom su 3 traukiniais ir dar vienu autobusu, lauke lyja, šalta, šlapia, bet pagaliau atvykom ir pradedam apžiūrą. Crazy, iš tikrųjų viską turėjo padaryti, visus paveikslus, va šitas man nupaišyti, kurie buvo prie besikeičiančių laiptų. Kaput drakonis, madam. Čia taigi sėkmės eleksyras. Man tai turbūt tas didžiausias stebuklas, kur iš tikrųjų nelabai ir suvoki, kai žiūri filmus, kad visi tie propsai, visi buteliukai, viskas absoliučiai yra pagaminta žmonių. Visi patys žmonės, departamentai gamina juos, nes nieko nebuvo sukurta. Tai man tai crazy, kiek čia tų propsų yra, čia turbūt 100 000 visko. Šitas tai žiauriai amazing. Bele kaip aukštai Tomo Ridlio kapas, kodėl taip aukštai, pažiūrėkit. Ir šalia dar yra iš Blekų namų giminės medis. Ir ponai Smirdžiai. Žymioji skulptūra iš magijos ministerijos su žiobarais, kurie yra priespaudoje. Magic is might. It is. Aš sakiau savo literaliai prieš kokias 5 minutės, kad mažiau filmuosiu ir daugiau pati mėgausiuos, bet čia taip viskas amazing. Man tai kosmosas. Aš pati augau su tais filmais ir ten kurie daiktai buvo tikrai stebuklingi ir tie patys Blekų namai ir dabar galiu pažiūrėti tiesiog va čia vos ne ranka paliesti. Reikia nusilenkti. Aš tai absoliučiai kai vaikas jaučiuosi. Čia tiek geriau ir paprasčiau negu Kings Crosso stotyje. Net 3 yra, prie kurio nori nusifotografuoti ir eilės 30 minučių nėra.
Ir padaryta setas. Ai, jo, ir čia traukinukas yra. Amazing visiškai. Čia šiaip padarytas tikras traukinys, tiksliau perdarytas. Ir jis net tą tokį seną kvapą turi. Aš sakiau, kad toks seno akordeono, jeigu žinot, kaip senas akordeonas kvepia, tai lygiai taip pat šitas traukinys irgi atsiduoda. Labai panašus, ko tikėjausi. Esu googlinus receptą. Onis tai kaip actually gal būdavo toks limonadas krem soda, tik su sviestu ir čia dar grietinėlės turbūt privaryta. Pavalgėm, tai taip sausau, bet nenorėjau leisti 13 svarų už burgerį, tai paprašiau, kad eitis man paimtų ten tą vaikišką rinkinį. Tai liūdnas tas rinkinys buvo, butterbeer skanus, bet kaina 8 eurai, irgi už ten tą pusę pintukės. Mūsų turas Hario Poterio užtruko apie 2 valandas, tai šiaip gali būti, kad biškį paspeedruninom, bet ne dėl to, kad nepatiktų ar būtų neįdomu, bet žiauriai pavargom, nes ir vakar daug vaikščiot reikėjo ir šiandien vaikščiojom, tai atėjom jau mes tokį pavargę. Tai žodžiu, apsipirkom ir keliausim namo, tikiuosi ne 3 traukiniais ir 1 autobusu, o mažiau. Bet overall tai labai geras buvo turas, labai patiko, juokėmės, nes pernai metais Los Andžele, kai buvom, ten irgi buvo mažytė Hario Poterio dalis, tai ten buvo palyginus žiauriai prastai. Jeigu esate tikri Potterheadai, tai būtinai bent 1 kartą reikia atvažiuoti ir pasižiūrėti patiems. O mes varom namo pagaliau ilsėtis. Šiandien yra paskutinė mūsų pilna diena Londone, tai kadangi per paskutinės 2 dienas, praeitas 2 dienas greitai viską aplakstėm, įžymybės visas, tai šiandien pasilikom dieną tokią gal truputėlį ir pačilinimui, bet labai norim aplankyti gamtos istorijos muziejų, tai keliaujame ten pėstute ir turbūt pakeliui kažkur dar susirasim, kur prisėsti, suvalgyti spurgą ir išgerti kavos, kad labai nepavargtume. Kokio čia dydžio tas pastatas, čia pagrindinis įėjimas į muziejų. Šiaip gan daug žmonių ir šiandien, nors pirmadienis, bet labai fainas muziejus. Atrodo, kad būtume kažkokiam universitete. Ten, nežinau, grindys tokios medinės, aplinka tokia labai gotikinė, senovinė. Tai labai fainas muziejus ir jau čia Rytis teisingai paminėjo, kai pamatėm tuos dinozaurus ir skeletus, tai galvom, kad ne kažką būtų buvę gyventais laikais žemėje. Atėjom dar į tokią kristalų ir gemstones akmenų, turbūt ir mineralų dalį, tai belė kiek čia visko, belė kiek.
Ir tik dabar pastebėjau, kad čia yra tokios dekoracijas, bežionėlės. Mažos detalės. Pasibaigė mūsų ekskursija Natūralios istorijos muziejui. Tai šiaip muziejus labai patiko, daug mažiau žmonių negu kai ėjome į British muziejų, bet dėl to, kad šiandien turbūt pirmadienis. Labiausiai tai turbūt patiko ekspozicija su tais gemstones ir brangakmeniais įvairiausiais ir apie apskritai žemės formavimąsi. O ten ta gyvūnų dalis, tai labai panašu, mes kažką turim. Tado Ivanausko zoologijos muziejui, tai realiai patiko tik tai tos jau didelės instaliacijos su banginiais ir aišku dinozaurai, nes dinozaurų tai neturime nei Kaune, nei Lietuvoje. Pats muziejus nemokamas, bet aišku, jie ten prašo, kad lankytojai padonėtintų. Man atrodo, ten ta stavkė tokia 10 svarų ir už žemėlapiuką 2 svarus prašo, kad paliktų žmonės. Ir šiaip pačiame muziejuje verta apsilankyti vien dėl architektūros, nes žiauriai gražus pats pastatas, vidus labai gražus. Tai šiaip tai labai patiko. Prieš keliaujant namo, tiksliau į Airbnb, dar sustojom pasėdėti, pailsinti kojytes Heidės parke. Heidės parke yra Kensingtono rūmai, kur gyvena dalis karališkosios šeimos, dalis monarchijos atstovų. Šiaip dar einant nuo Natural History Museum link Heidės parko, tai užsimaniau tualetą. Kadangi čia yra visi nemokami muziejai, tai galvoju, kad iššoksim į kokį nors muziejų ir nueisiu į tualetą. Bet tas muziejus buvo mokslo muziejus. Pasižiūrėjom ekspoziciją, aišku, labai prabėgom, nes prieš užsidarimą pat užėjom, bet labai įdomus muziejus, labai pasirodė toks turtingas savo eksponatais ir ekspozicijom. Tai ir labai interaktyvus, daug labai visokiausių dalykų, ką galima pamėginti, išbandyti, pačiupinėti. Tai toks tas buvo Londonas, pati sostinė labai patiko, pritrūko laiko. Įprastai sostinėm dažniausiai keliaudami skiriam kokias 4-5 dienas, tai šį kartą gavosi 3 pilnos dienos ir buvo per trumpai. Liko tikrai dar dalykų, kuriuos norėčiau aplankyti, tą patį Tower of London, į kokį nors musicalą nueiti, ištyrinėti daugiau visą Tube undergroundinius traukinukus, nes yra ir muziejus, ir visokių turų, ekskursijų. Tai va, bet šiaip labai gerą Londonas įspūdį paliko. Ir ačiū labai, kad žiūrėjot mano video. Tikiuosi, jums jisai patiko. Jeigu negaila, užmeskit laiką arba paspauskit subscribe mygtuką. Ir tikiuosi, kad neužilgo vėl susitiksime. Kiek čia kaži peškom eit? Kaip tikra milenialsė su neišsipildžiusiom svajonėm. Jesus. Dar gali prasileist nuo antis. Palenkė galvytę, nuėjo. Plūduras dydžio. Oh my god. Čionkis. Labai užtisa, nes aš nieko nematau. Nu, tipo, aš nežinau, ką aš filmuoju. Tikiuosi gerai.